Vietos veiklos grupės įgyvendinančios vietos plėtros strategijas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonė vietos plėtros strategijų įgyvendinimas vienbalsiai tvirtina, kad įvairių miestelių gyventojai jau pajuto įgyvendinamų projektų naudą, gražėjančią aplinką ir gerėjančią gyvenimo kokybę. Vietos veiklos grupė Nemunas jau turi nemažai patirties įgyvendinant strategijas, tačiau jos vadovas sako, kad didžiausios galimybės kaimui atsivėrė dabar. Kaimas niekada neturėjo tokios paramos, kokia yra dabar, nes jeigu mes džiaugdavomės projektais už kelis tūkstančius anksčiau, tai įgyvendinant jau šitą strategiją, pas mus yra maksimali suma 300 tūkstančių vienam projektui. Iš tiesų tokių projektų nėra daug, tačiau kiekviena bendruomenė po vieną ir po du ir po daugiau projektų arba daro, arba dar įgyvendins. Jodaičių bendruomenė pasinaudojo Europos paramą, kad miestelio vaikams įrengtų žaidimų aikštelę ir susiremontavo sporto aikštyną. Mūsų sporto aikštelė buvo statyta, įrengta 1982 metais, kaip ir pastatyta mokykla. Ir dabar jau faktiškai mes ją naudotis negalėjom dėl vaikų saugumo. Nuo šiol nauja šiuolaikiška danga padengtoje aikštelėje bus galima žaisti krepšinį, lauko tenisą, badmintoną ir tinklinį, nebijant susižeisti. Jodaičiai negali atsidžiaugti ir įsigytų traktoriukų, kuriuo tvarkosi aplinką. Entuziazmų liepsnoja ir Paulių bendruomenė. Čia jaunimas užsimojo susiremontuoti apleistą vaikų darželio pastatą. Bet mūsų kaime buvo nuobodu ir norėdami suaktyvinti jaunimą, mums reikėjo patalpų, kad galėtumėm aktyviai gyventi čia, nebėgdami į užsienį ar dar kažkur kitur. Dėl savo vaikų atžalų, kad būtų jiems irgi taip pat kur susirinkti. Įgyvendinę jau pradėtus ES finansuojamus projektus, Panemunių gyventojai galės džiaugtis ne tik gražiais gamtovaizdžiais, bet ir įdomiu, turiningų gyvenimu.